kas čia, apie ką jūs... Ai, čia masažas. Ne, tai nėra tik tai masažas. Nors kineziterapeutus rengia ne viena aukštoji mokykla, tačiau įstoti į Lietuvos sporto universiteto kineziterapijos programą nėra paprasta. Neabejojama, kad čia rengiami geriausi specialistai. Ko jie turi išmokti? Visų pirma, studentai turi sukaupti kuo daugiau judesių mokslo žinių. Kineziterapeutai susiduria su įvairiomis ligomis ir sutrikimais. Specialistai privalo ištirti pacientų fizinį išsivystymą, funkcinę būklę ir fizinį pajėgumą. Parinkti reabilitacijos priemonės ir būdus, atsižvelgiant į ligas ir sužalojimus, bei taikyti įvairias organizmo atgavimo priemonės. Universitetas duoda daug, kaip ir visiems, mūsų specialybėje duoda anatomiją, biomechanika, kineziologija, fiziologija, reiškia pagrindinius dalykus, kuriuos tu įgauni, gebėjimus pagrindinius, kaip ištirti pacientą. Judesio atstatymas nėra vien tik tai kažkoks vienoks arba kitoks pratimas, bet kaip jisai vyksta, kaip įsijungia sausgyslės, raumenis, nervų sistema, galvos smegenys, koks atgalinis ryšys yra ir panašiai. Sunkiausias tikriausiai dalykas yra, kai ištiri žmogų, nustatyti, nuo kas buvo pirminis tas taškas, nuo ko viskas prasidėjo. Atsekti viską nuo iki tiek laikysenai, pavyzdžiui, žmonių, kai pradedi nagrinėti, pradedi žiūrėti, atsiranda vis kažkas naujo, vis kažkas kitokio ir visą laiką reikia tobulėti ir ieškoti naujos informacijos apie tai. Išleidžiame kineziterapeutus, gebančius mąstyti, o ne amatininkus. Ir galvojam, kad tai yra mūsų studijų programos privalumas. Lietuvos sporto universitetą pasirinkau dėl to, kad man rekomendavo kaip geriausia kineziterapijos srityje. Jisai nėra toks didelis. Tuom turbūt ir yra pagrindinis pliusas, nes kiekvienas balsas, ta prasme, yra išgirstas ir dėl kiekvieno studento stengiasi. Aš asmeniškai pati baigiau kolegiją pirmą, tada jau čia išlyginamąsias ir dabar stoju magistrą. Esu labai patenkinta iš tiesų. Mokosi visų fundamentalių mokslų, pradedant anatomiją, baigiant filosofiją ir aišku specifinių mokslų, kas yra susiję su kineziterapija, tai esant neurologiniams sutrikimams, esant reumatologiniams susirgimams, traumams. Duoda pakankamai gerą teorinį pagrindą ir praktikos, kurių vis būna, kurių metu gali pabandyti išbandyti tuos teorinius, veikia, neveikia, kas neveikia, kodėl neveikia. Sekame naujoves kineziterapijoje ir šiai dienai pradedame irgi galvoti apie naujus iššūkius, kuriuos suteikia išmaniosios technologijos reabilitacijai, kurios lygiai taip pat ateinam ir stengiamės įsigyti tiek priemonės, tiek kviesti dėstytojus, kurie galėtų mums pagelbėti šioje srityje. Lietuvoje trūksta aukštos kvalifikacijos kineziterapeutų. Vis didesnį poreikį jaučia ne tik ligoninės, klinikos, sveikatingumo klubai, bet ir sporto komandos. Krepšinyje ar kitose sporto šakose kineziterapeutas būtinas. Mes esam šiek tiek išskirtiniai, mes vis tiek turime tam tikrus modulius, kurie yra skirti sporto kineziterapijai. Aš pradėjau dirbti sporto komandose, buvo tokia rankinio komanda Granitas, po to Kauno Baltai krepšinio komanda, Kauno Aišiai, Kauno Žalgiris, šiuo metu Lietuvos krepšinio vyrų rinktinė, prieš tai jaunimo rinktinės, tai kineziterapeutai iš tikrųjų labai yra pravartu patirti sportą. Pamatyti, kaip viskas dirba su sportu. Kad jie žinotų, ką daryti ir kaip dirbti su sportininkais, kurie patyrė traumas, kad galėtų įsidarbinti ir sporto klubuose, kurie šiai dienai jau supranta kineziterapeuto naudą ir stengiasi visi tiesiog turėti komandoje šį specialistą. Visuomeniai dar kineziterapijos svarba nėra pakankamai įvertinta. Ir dažnai žmonės nori, kad juos gydytų, o jie ne patys gydytųsi. Šiai dienai tai pasidarė labai didelis vaidmuo, dėl to, kad šiuolaikinė visuomenė tai yra sėdinti visuomenė. Mes sėdime automobilė, sėdime ofise, esame mokykloje, darbe, daug turime sėdimo darbo, ypatingai prie kompiuterio. Ne? Tai dėl to judesys, sveikas judesys pasidarė labai svarbus, kad galėtume nejausti skausmo, nes tam tikros nuolatinės padėtys mums tai ir duoda. Lietuvos sporto universitete kineziterapeutai rengiami jau 70 mečius. Tiesa, kadaise jie vadinosi gydomosios kūno kultūros specialistais. Turbūt kineziterapijos svarbą pervertinti labai sudėtinga, nes dar 18 amžiui garsusis Samuelis Tiso, prancūzų gydytojas, yra pasakęs, kad judėjimas gali pakeisti bet kurį vaistą, bet joks vaistas nepakeis judėjimo.
Kineziterapeutai gali dirbti ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos, vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose. Kineziterapeutas jis gali pamokyti, paaiškinti, ką daryti prie kiekvienos ligos, kaip daryti, pakontroliuoti, užtikrinti vadinamąjį grįžtamąjį ryšį, kad parodyti jo efektyvumą, motyvuoti ligonį. Tai žinoma yra didelis darbas. Tu gali eiti į tam tikras skirtingas šakas savo darbą. Tu gali dirbti neurologiniais pacientais, geriatriniais pacientais. Pas mus, pavyzdžiui, mes čia dirbame su plataus spektro pacientais, turime tiek po operacijų reabilitaciją atliekam, tiek prevenciją, kad traumų neįvyktų. Pagal studijų programos populiarumą ir pagal studijų programos reikalingumą matosi, kad šių specialistų vis dar trūksta. Aš taip labai neprognozuoju toli, bet turiu tokių tikslų. Turiu tikslų mokytis. Kaip tas mokslas bus, ar tas bus praktinis mokslas, ar tas bus teorinis mokslas, tai parodys mano baigiamas darbas ir tolimesnė ta veikla, kaip aš dirbsiu. Bet pagrindinė veikla tai derinti turbūt visą laiką mokslą su praktika. Tai yra, kad būtų tas integruotas mokymas, kuris manoma yra pats geriausias. Jeigu tu pats eini ir susikuri savo darbo vietą, susikuri savo darbo aplinką, susikuri savo klientus, savo ratą susiformuoji, tai aš manau, kad tai yra tikrai pakankamai perspektyvi specialybė. Šiuo metu Lietuvos sporto universitete studijas pradėjo daugiau kaip 100 būsimų kineziterapeutų. Deja, dėl nepalankios priėmimo tvarkos vienoje populiariausių šalies programų už mokslą studentai moka patys.